Mintis, žodis ir veiksmas. Labai svarbu šitoj koncepcijoje nuoseklumas. Mintis, jinai turi būti atėjusi iš tos intuicijos, ne iš, kaip sakoma, ką pamačiau, aha, ir aš norėčiau. Tiesiog mintis turi būti atėjusi iš mano vidaus, tai yra tas savo pajautimas, savo programos, aš vadinu, arba savo užduočių. Toliau kalbėjimas apie tai, dalinimasis, antroji dalis ir trečioji dalis, kai aš jau pradedu konkretų veiksmą daryti, ta linkme. Čia žmonės galėtų užsirašyti kaip antrą praktinį tokį dalyką savo, nes jeigu nesusiję mintis, žodis, veiksmas, iškreipta realybė, jūs ne savo statot ją ir net ne jūsų ji yra ir kažkada jūs iš jos norėsit išeiti ir nesijausit ten gerai. O jeigu mes turim šitą, tai iš tų 3 dedamųjų, jeigu mes nuosekliai tuos 3 apjungiam, tai praktiškai visada nueisim į savo ir į pačią sėkmingiausią savo poziciją.